Sveiki, esu Mindaugas produkto vadybininkas, įmonėje esu atsakingas už upsus, akumuliatorius ir maitinimo šaltinius. Šiandien kalbėsime apie gamintojo East 2 nepertraukiamos srovės šaltinius. Šiandien kalbėsime apie būtent 2 modelius, tai yra nepertraukamos srovės šaltiniai, kurie komplekte kartu su savimi neturi akumuliatoriaus. Kalbėsime apie 2 modelius 1000 W ir 600 W galingumo. Šie upsai generuoja gryno sinuso srovę, kuri ypatingai tinka įrenginiams, kurie turi savo viduje varikliuką. Kiekvienas iš šių modelių gali krauti tam tikro dydžio akumuliatorių sistemą. 600 W galingumo upsas gali krauti iki 200 Ah akumuliatorių sistemą, o 1000 W galingumo upsas gali krauti iki 300 Ah akumuliatorių sistemą. Akumuliatorius svarbiausia jungti lygiai grečiai tam, kad didintume akumuliatorių bendrą sistemos talpą, bet nekeistume 12 V akumuliatorių srovės. Šie upsai komplekte su savimi neturi akumuliatorių, jie parduodami be akumuliatorių tam, kad kiekvienas klientas pats galėtų nuspręsti, kokią akumuliatorių sistemą tarpusavyje sujungti. Praktinis panaudojimo pavyzdys šiems upsams galėtų būti cirkuliacinis siurblys, kuris nereikalauja labai didžiulės energijos, tačiau poreikis, kad upsas dirbtų dingus elektrai, yra tikrai pakankamai ilgas. 1 para, 2 paros ir taip toliau. Kaip minėjau, upsas gali krauti itin didelę akumuliatorių sistemą, kas ir leidžia upsui dirbti labai ilgai. Vienas iš labai svarbių parametrų šiuose renginiuose yra akumuliatorių krovimo srovė. 600 W galingumo upsas turi 30 A krovimo srovę, o 1000 W galingumo upsas turi 40 A krovimo srovę. Išpakavus upsą viduje rasime vartotojo instrukciją, kabelį, kuriuo prijungsime prie elektros tinklo. 2 laidais upsą prijungsime prie akumuliatoriaus. Turime 2 šuko jungtis, pajungimą prie elektros tinklo, automatinį srovės atjungimą esant netinkamam elektros srovės tiekimui, elektros saugiklį, laidai, kuriais prijungsime upsą prie akumuliatoriaus ir aušintuvą. Keletas kitų panaudojimo sričių gali būti nutolusios apsaugos sistemos, nutolusios vaizdo stebėjimo sistemos. Lygiai taip pat šį upsą galima naudoti namuose, biure ir visur, kur prireikia įrenginio su nedidelė galia, bet gebėjimu itin ilgai dirbti nuo didžiulės talpos akumuliatorių sistemų. Netgi turime keletą klientų, kurie juos naudoja kemperiuose. Mažiau kalbų, daugiau darbų, upsai pas mus sandėly laukia jūsų. Jeigu turėsite klausimų apie nepertraukiamos srovės šaltinius, akumuliatorius, maitinimo šaltinius, galite kreiptis tiesiai į mane. Mano kontaktus rasite video aprašyme. Ačiū ir iki.